Sveiki, mėly klausytojai. Sveiki atvykę prisijungę čia į VMI tinklalaidę, iniciatyvą, kuri vadinasi Pietų pertrauka. Taip, su manim sveikinas mano sesė Aurėja. Sveiki. Ir mes turime nuostabią pašnekovę, bet prieš tai, kas įsijungia mūsų tinklalaidę, pasiruoškit savo pietų pertrauką, paskanaukit, ar esat mokykloje ar darbe ir mes va taip ir startuosime. Tai šiandien mes turim nuostabią pašnekovę vardu Agnė. Labas, Agnė. Labas. Norėtume, kad tu truputį irgi pristatytum, papasaktum šiek tiek apie save, kas tu esi. Aš esu mama, žmona, trenerė, influencerė, nors nelabai mėgstu šito žodžio, bet dirbu su socialiniais tinklais. Ir dėl to čia sėdžiu pas jūs. Labai faina. Kaip smagu, ačiū, kad atvykai. Ačiū, kad pakvietėt. Kai matai, pas mus irgi garžiai labai paruoštas stalas, Labai. Tai ar yra tau kažkokių užuomenų į nostalgiją mokykloje, kažkuris maistas pataikėm, kuris tau neša? Man atrodo, šitos purgytės visus nukeltų atgal į mokyklą, jeigu dar šalia bandelių su cinamonu padėtumėm ir kompočiuko, tai būtų tobulas derinys. Su mokykla. Koks patikalas yra įsimintiniausias? Ar yra kažkoks va dabar pagalvoji ir taip šauna pirma mintis? Šiaip mano mokykloje tikrai buvo skanu. Ja. Ir labai vieno neišskirčiau, bet visokie maltinukai, varškės apkepas, tas pats bulvių plokštainis. Žodžiu, toks labai naminis geras maistas, kaip pas mamą. Net mokyklai gal net skaniau negu pas mamą būdavo, tai dabar mama, jeigu žiūri, nespyk. Aurėja tą patį sakydavo visada, tai viskas gerai. Gerai. Jinai visada. Manęs išduoti vėlgi nereikia čia prie žmonių, žinai. O turėdavai kažkokį maistą, vat, kaip sakai, bulvių plokštainis, varškėtukai, kur kiekvieną kartą galėtum valgyti, nu taip kiekvieną kartą. Varškės Ar trūksta apkepas. pinigų, ar mama neįdėjo pinigų ir tu tiesiog tą patį važiuoji? Tai tada bandelės visada Bandelės. įtrastas, jo. Tu ten kiek centų te reikėdavo, tai Jo, pasiskolini, jeigu ką. Ja, Ir niekad negrąžinė. niekad visiškai. Gerai. Gerai, grįžom jau į mokyklos laikus. Kaip šiaip tu prisimeni mokyklą? Kokie tavo mokyklos šiaip yra prisiminimai? Tai va taip, kad klasiokam bandelės prasiskolini. Okay. Nes šiaip labai linksmi prisiminimai, kas liečia pertraukas ir gal sakyčiau pakankamai nuobodus, kas liečia pamokas. Kadangi mes Aurėja labai daug ginčiamės dėl mokyklos, kaip jinai kartais žiūri, kaip jinai tam tikrų dalykų, jinai su skaičiais labai sunkiai bendrauja, man tai viskas labai paprasta, bet kas tave labiausiai motyvuodavo mokintis? Ar skaičiai, ar tu buvai humanitarė? Aš baigus lietuvių filologiją, O. tai man skaičiai, Ne mūsų sfera. kalbėkime taisyklingai. Tai va man labiau į tą pusę. Aha. Skaičiukai būdavo šiek tiek sunkiau suprantami, tai aš Aurėja tave suprantu. Ja, su skaičiukais nieko. Aš jų prireiks gyvenime, tai bet... Aš šitą tą patį kartoju, bet... Žinau, ir jeigu pradėjom jūs šnekėti apie skaičiukus, Jo. pavyzdžiui, aš turiu į šitą klausimą atsakymą. Jeigu šnekėtume apie nemylimiausią pamoką, tai mano akivaizdžiai matematika. Jeigu matematikos mokytojas žiūri mano buvus, tai aš prašau, nesupykit. O kodėl tu tinklaldai taip? Tu gali pasakyti, kad ne tik matematika, fizika, visi tik. Taip, tikslieji mokslai, žodžiu, jo. O kokia tavo nemylimiausia pamoka? Tai aš dar istoriją išskirčiau, turbūt. Istorija. Nu labai, va datos yra vėlgi skaičiai turbūt, tai, Jo. nu nelabai įdomu. Kaip su kūno kultūra, pavyzdžiui. Nu dabar aš gėda bus pasakyti, bet nu irgi bėgdavom iš kūno kultūros. Bėgdas, ne? Ir Jo, tapau aš irgi trenerę atsileisdavau. tiesiog. Tai čia labai faina. Toks nuvedimas. Aš tai Bet man atrodo dėl to, kad būdavo neįdomu, nesudomindavo mokytoją ir, nu, vat, pasiekmė to ir būdavo. Eidavom ieškoti, kur įdomiau kažką veikti. Finai, atsimeni, kai bėgdom iš kūno kultūros pamokų, kad bandelės pirkt? Aš bėgdavau tik tai tada, nes man reikėjo tau paskolinti pinigų ir tu tiesiog išprašydavai manęs nuo krepšinio. Bet jau čia, žinai. Bet bėgti čia jau irgi kūno kultūra. Taip, Jo, nesvarbu, jo. kur bėgti. Ne. Šiaip bėgti. Kaip manai, vat, ar šiaip mokykla tam tave parašė ir vat, šiaip ar apie mokesčius yra pakankamai kalbama mokyklose, kad paruošt apie visų mokesčių vat, situacijas? Kaip manai vat, šiuo klausimu? Nemanau, kad aš išmokau iš mokyklos. Mes atsimenu skaičiuodavom pajamos, išlaidos, pelnas. Tuom pasibaigdavo. Uždavinys ir reikia suskaičiuoti, kas Jo. lieka. Pas mus būdavo. Bet tu neįsigilini į tą, kam čia liko, kas yra išlaidos. Nu tai trūksta irgi iš to vietoje, man atrodo.
Visai smagu, dar bent jau kažkokia pažanga. Pas mus tiek likdavo ties ežiukais ir Jo. būdavo tiek ežiukų, dingo tiek ežiukų. Pas mane Jo, tai jo. jau vadovėlis buvo 15 puslapių. Tai sakai, kad truputį buvo kalbama ne apie mokesčius, o kada pati susidūrei su pirmaisiais uždirbtais pinigais, pirmaisiais mokesčiais, ar tau sakė, ar tėvai, nežinau, bandė tave apšviesti? Galiu papasakoti trumpai. Mes gyvenom kurorte, Neringoje. Ir ten vasara yra pagrindinis metas užsidirbti ir Jo. dviračių nuoma buvo vienas iš būdų. Tai aš atsimenu, norėjau nuomoti dviračius ir nuo ko čia dabar pradėti, neatsistosiu su tais dviračiais. O pradžiai įsivaizdavau, kad čia taip tiesiog, atsistoji ir žmonės eina, paduoda pinigėlius ir išvažiuoja. O kažkas paklausė, o jeigu negrįš su tais dviračiais, tai va. Tada sužinojau, kad reikia nukeliauti iki savivaldybės, išsiimti verslo liudijimą, atitinkamai veiklai, ir va, taip po trupučiuką. Tai nori pasakyti, po mokyklos tu jau žinai, Taip, čia gal buvo kokia 10 klasės vasara. Ja. Vat buvai užsiminus apie tą darbą seniau, kada buvai mažesnė. O šiaip, ką manai apie nelegalų darbą? Šiaipgi atrodo tiek daugiau galima sutaupyti. Aš šiaip tiesiog klausiu, bet atrodo šiaip tiek daugiau galima sutaupyti, dirbant nelegalų darbą. Taip atrodo, man atrodo. Ir ta šypsena tokia. Spaisi. Tai man atrodo visus gunda tas, kad tu tuo metu turėsi savo rankose daugiau pinigėlių, bet, aš esu pakankamai atsargi, pakankamai planuojant į priekį, tai Aurė galiu nuvilti tave, kad visgi neverta taip dirbti. Finai, ką daryt? Tai tau reikės, žinok, pasikliaut manim. Tai padėsi su tais PSD, VSD. Pažiūrėsim. Gerai. Tu man tiek darbiškis koloji, tai pradžiai reikia atsimesti. O įdomu dėl verslo liudijimo, kai sakei, kad tau jau kaip ir priversta tokių aplinkybių, o tau kažkas padėjo, ar tu bandydavai tiesiog skambinti VMI, ten sodrai? Aš tiesiog į savivaldybę nuėjau, atsimenu, ir viską ten labai aiškiai papasakojom. Čia, kaip sako, visada yra tas gyvas pokalbis. Taip. Čia kaip civekus dalin, geriau gyvainio ten nesiūsti. Aš tai brolio klausiu. Jo. Tai tu būk drąsi ir reik pati. Jo, nes nelabai padėjo, tai aš manau, tą reikia padaryti. Čia jis prieš mane susimoka. Tai aš suprantu, kad tau yra visiškai pažįstamas, laisvai samdomas darbas, ar ne? Taip. Dabar aš dirbu su individualia veikla ir su verslo liudijimu tuo pačiu. Tai ir neįsivaizduoju, kaip galėtų būti kitaip, neįsivaizduoju, kaip galėtų man kas nors vadovauti, kada ateiti į darbą, kada išeiti, kiek man sumokės, kada man atostogas. Tai... Ką šiaip manai apie mokesčius pas mus valstybėje? Kaip manai, ko jį duoda mūsų Lietuvos piliečiam? Dažnai galvojam visi, kad tik tai atima. Duoda? Taip. Ką mums duoda? Taip. Bet kai susimastai, tai aš galvoju, kad kiekvienas mūsų mažo žmogaus indėlis gerina visos valstybės gerbuvį. Tai švietimas, keliai, viskas, infrastruktūra, filologija. Jo, sunkus žodis. Tai medicinos išlaidos ir panašiai. Tai daug pliusų yra ir neįsivaizduokim, kad čia iš mūsų kažkas vagia. Vagia. Tai ar rekomenduotum, pavyzdžiui, mokiniui, baigus mokyklą, pabandyti laisvai samdomą darbą? Ar tau yra toks, kad... Nes tai yra vis tiek sudėtinga, tu turi viską ant savęs nešti, reikia žinoti tam tikros informacijos, ar siūlytum pradžiai eiti pilnu etatu, tiesiog padirb kažkur, susipažinti, kaip mokesčiai dėliojasi, o jau tada nerti. Taip, turbūt taip ir siūlyčiau, net nebūtinai gal pilnu etatu, jeigu ten studentai pusę etato gali eiti, bet išbandyti save. Aš jau kodėl taip irgi užklausiau, nes aš tikiuosi, kad vis tiek aš matau, kad Aurėja puikiai tavęs klausos. Jo, čia pasiūlymas dar ją žinai. Aš bandau sukaupti informaciją, nes vis tiek geresnė iš mūsų pašnekovės informacija ir patarimai negu iš tave, žinai. Visada svetimų mes labiau klausom. Taip. Kaip tu, pavyzdžiui, įsivaizduoji mokykloje turėtų apie PSD, kažkaip sušvelnintai pateikti? Ar turi kažkokių minčių gal? Nes PSD tas privalomas sveikatos draudimas. Kaip jį pateikti vaikui? Aš manau, kad čia galima fantazuoti. Kiekvienas vaikas gali fantazuoti, kuo jis norėtų būti, kokį verslą sukurti, kiek norėtų uždirbti. Ir tada nuo to, kad pamokytų, kur kokia dalis turi nueiti, kiek lieka, kiek reikės pastangų įdėti, kad apsiskaičiuotų, o gal tada pakeis nuomonę, gal kitką užsimanys daryti. Kažkaip žaidimo forma, man atrodo, labai įmanoma.
Gražus atsakymas, norėjau. Neturiu žodžių po to. Aha. Tai mes to turim, žinok, tokį paprastą, va dabar tokį klausimą. Nes tiesiog atrodo, kad jis galėtų ir labai ir Finui padėti, bet ir man. Sakai? Jo, aš manau jo. Nu, Jau bijau. Pabandom. Intriga. Paprastas klausimas, bet... Koks yra geriausias tavo patarimas, kokį tu esi gavusi iš kažkokio tai žmogaus? Įsimintiniausias, kuris tau labiausiai yra padėjęs? Aš neatsimenu, ar aš jį iš ko nors gavau, bet pati taip esu savo pasakius, kad, nesustok bandyti tiesiog. Girdi, Finai? Geras. Ir nesilygink dar su kitais, nes kas tinka kitam, nebūtinai tinka tau. Tiesa. Tai va, žinokit, mėly klausytojai, su tokia labai skambia gera pabaiga, man atrodo, mes turėtume padėkoti mūsų pašnekovai Agniai. Ir tuo pačiu aš noriu, kad mes prieš atsisveikindami su mūsų mielais klausytojais visi pasimtume tą varškytės spurgytę. Pasiemam. Grįžtame į mokyklą. Grįžtame į mokyklą šiek tiek. Ir su Kasniu atsisveikinsime su žiūrovais. Ir man reikia. Aha, čia visiems, žinok. Taip, čia visi taip. Ir dabar susidaužiam. Už labai skanų podcastą ir dar skanesnius mokesčius, kurie kūrė. Jėga. Skanaus, mėlyjeji, tikiuosi, kad jūs irgi valgote savo pietų pertraukėlėje ir linkim gražios dienos. Iki. Ate. Une.